Sveiki, Timas klauso laidos žiūrovai. Jaunuolio diena be streso beveik neįsivaizduojama. Tačiau ar žinojote, kad stresą gali pakeisti kitos veiklos? Apie tai kalbėsiuosi su visuomenės sveikatos specialiste ir būsima psichologe Jovita Vetkinaitė. Labas, Jovita. Labas, Timai. Tai iš tiesų pradėkime nuo to, kaip tas stresas atsiranda jaunimo dienose ir kaip jis apskritai formuojasi. Stresas yra apskritai apibrėžiamas kaip noras pateisinti lūkesčius kažkokius, bet kada galbūt neturimas galimybių ar resursą. Tai čia nesvarbu, ar suaugęs, ar jaunas žmogus. O kaip jis pasireiškia, tai labai įvairiai, bet irgi suprasti, kad jis talpina savy daug skirtingų jausmų, daug skirtingų būsenų. Tai gali tai būti ir liūdesys, ir pyktis, vienišumas, kažkokia izoliacija ir daug įvairių kitų spalvų. Fiziologiškai kūnas labai mūsų reaguoja į stresą ir kaip mes patys jį galime atpažinti. Tai kam pradeda skaudėti galvą, kam pilvo skausmai, kam šiek tiek ir pulsas, spaudimas, širdies dažnis padažnėja. Tai jis toks labai įvairus ir apima tiek mūsų emocinį pasaulį labai stipriai, daug skirtingų spalvų, tiek ir net kūno reakcijai tai labai stipri. O kada dažniausiai jis yra pajaučiamas? Kokiose situacijose galbūt? Tai irgi dažnai yra, kai kažko mes nežinom, kažkas galbūt nežinomybės jausmas, kažkoks pokytis ir dažnai mes ir patys linkę ir paprojektuoti, kad kaip viskas bus ar ne, tai aš manau dažniausiai tai yra toks nežinomybės, neaiškumo, nesaugumo jausmas galbūt ir tada mums tai ir sukelia tuos tokius neigiamus, sunkius jausmus kaip stresą. O kaip manai, arba gal domėjasi, koks procentas jaunuolių iš tiesų patiria tą stresą? Tokio konkretaus skaičiaus nepasakysiu, bet kad kažkada per savo gyvenimą, apskritai ne tik kad gyvenimą, savaitę ir savo rutinoje kasdienybėje kiekvienas susiduria. Bet nesinoriu taip nukreipti, kad visada, kad čia tik blogai, tokio kaip keiksmažodžio, kad stresas tik tai apie neigiamus dalykus, jis toks ir mobilizuojantis, paskatinantis mus kažką veikti, tokio įkvėpimo, susikaupimo prieš kažkokius iššūkius, sunkumus ar ne. Tai va apie tą tokią geresnė streso pusė, bet apie tą neigiamą, tai apskritai, tą skaičių, kad 1 iš 4 susiduria su apskritai tokiais psichologiniais sunkumais, ten jau šneka daugiau apie sutrikimus, tai ir taip jau yra labai didelis skaičius. Pažiūrint tai, o apie stresą, tai mes kiekvienas laikas dienybėj daugiau mažiau kažkokią formą, mes jį patiriam, tik tai priklauso koks mūsų požiūris į tai. Nes stresą mums sukelia situacijos, dažnai nežinomos situacijos ar ne kažkoks iššūkis, bet taip ir mes pastebim, kad vienoje situacijoje vienas žmogus labai lengvai praeis, jam nesukels streso, o kitas jau panikuos ir labai sunkiai jam išauks. Tai va, tai ką tai parodo, kad nebūtinai situacija, o mūsų požiūris, kaip mes nusiteikę prieš tą situaciją, esame mūsų mintys. Bet iš tikrųjų šiandien galima atkreipti dėmesį, kad apskritai daug žiniasklaidoje, didelį streso lygį iš tikrųjų manau, kad sukelia žiniasklaida. Taip. Ir visas būtent tie duomenys, viskas, nes manau, kad yra šioks toks spaudimas, kuris daromas. Taip. Tai ką tu apie tai manai? Apskritai apie žiniasklaidos įtaką stresui. Taip. Ar apie kokius duomenys pateikiamus? Apskritai būtent kaip susiformuoja, ta prasme, pats tas stresas ir nuo ko, būtent kokie duomenys galbūt sukelia tą stresą? Tai jeigu iš žiniasklaidos, iš socialinių tinklų, tai apskritai kokios mes labai daug informacijos srauto gaunam, tai stresą mums sukelti gali, aišku, labai daug ir negatyvios yra informacijos ir dažniausiai yra žiniasklaida ir linkusi daugiau ir viešinti ir dalintis, kas yra negatyvu, antraštės skambios, šiaip kokie iššūkiai, pavojai ir visa kita, tai čia be galo didelis streso šaltinis, bet net ir apskritai informacijos srautas, koks gali jis nebūti ir neigiamas, kažkaip nukreiptas į neigiamumą, bet šiaip jis, sukelia nerimą, įtampą, gal lyginimas ir visa kita, ir tai ir prie savivertės, ir tokio savęs vertimo, suvokimo savęs pasaulio, ir tokie visi tie laipsneliai ir priveda prie to streso nerimo, kurį mes jaustumėm. Tai nežinau, taip ar atsakiau, bet tiek tai, kas yra negatyvu, ar ne visas tas rautas, nuo kurio turėtumėm kažkiek atsiriboti, ir tiek apskritai rautas, kuris lyg užteršia mūsų mintis,
jų labai daug ir nuo to mums irgi tai kelia nerimą įprastai. Jeigu prakalbame apie tas socialinės medijas, būtent greičiau ar socialiniai tinklai daugiau sukelia tą stresą ir būtent jį formuoja? Ir būtent tą gal pyktį, realiai negatyvą, ar net gali būti, kad socialiniai tinklai yra priemoniai netgi malšinti stresui. Tai kuri pusė daugiau galbūt valdo? Va čia ir kaip kas pasirinks, ar bus tie tik, žinai, vartotojai, kur ką duoda, tą pasiemo, kur pasirinksi pats, ką pasiemi iš tų socialinių tinklų, iš kažkokių programėlių, ar ne, iš kažkokių tinklapių, kur yra labai ir, kad ir Instagram'e gali sekti, arba Facebook'e kažkur tik tai, kas negatyvu, ar kažkokias tas naujienas, o gal gali tą turinį kažkiek ir pats modifikuoti ir kas tau aktualu, galbūt kažkokį, bet ir psichologas, specialistą, kur gal net gausi patarimų, pratimų, ar kur nuteiks pozityviai, tai tokį susikuri savo pasaulėlį irgi savo aplinką, tai vat ir turi pasirinkimo ir erdvės, tai irgi prasivalyti gerai tą turinį, arba atsiriboti, arba bent prasivalyti ir atsirinkti ko labiau, kad maitintų mus, ar ne, o ne kaip tik, kad mes ten savo energiją atiduotumėm. Tai va toks pasirinkimo erdvėj daug, bet nesinori tik vieną spalvą nuspalvinti, kad tik į neigiamą pusę. O iš tiesų, nuo ko prasideda tas stresas ir kokie jo simptomai, kaip galbūt atpažinti tą stresą, nes iš tikrųjų gal net ir pamatysim žmogų, tačiau nežinosim, gal jis tiesiog prastai jaučiasi, gal tai kas nors vėl yra, tai būtent kokie simptomai to streso? Aš manau, tas irgi skirtingai gali tikrai paveikti ypatingai jauną žmogų, bet stebėti pokytį elgesį, nes dažniausiai tai vis tiek, jeigu įprastai elgesi, tai galbūt dažniausiai ir viskas gal ganėtinai gerai, bet vat pokytis, jeigu labai toks ekstravertiškas, drąsus bendraujantis, o pastebi, kad izoliuojasi, nenori, priešiškumo, pykčio atsiranda daugiau, toks vienišumo ar ne, tai vienas iš tų saugiklių. Šiaip aš manau visgi dar mes per retai, kad ir nepastebėtumėm tų kažkokių signalų, per retai paklausim, kaip sekasi, kaip laikaisi, bet taip nuoširdžiai, taip iš tikrųjų. Tai va, tai man atrodo, kad net ir nekiltų mums tų įtarimų, bet dažniau paklausti, ar viskas gerai, kaip galbūt po kažkokios situacijos, kaip jaučiasi, nes iš tikrųjų mokykloje tai ganėtinai, man atrodo, tokio gana daug bendruomeniškumo, kada klasiai, sakykime, panašius jausmus išgyvena ar po kažkokio sunkesnio atsiskaitimo, kažkokie dabar tarpiniai egzaminai, 12-okam, tai jie vis tiek tą tokį pulsą vieni kitų jaučia bendruomenės, tai man atrodo vis daugiau galimybių ir pasiklausti, kaip po kažkokios situacijos, va to, kaip tu jautiesi, po kažkokio atsiskaitimo, egzamino, pabandymo, nusivylimo galbūt ir visa kita, nes mes labai skirtingai išgyvenam, kitam gal ir nieko, kad ten prašiau išlaikiau ar kažkaip mokytoja pikčiau pakomentavo, grįžtamą ryšį griežtesnį gavau, bet kitam tai tikrai gali būti ir daug streso sukeliantis dalykas. O tai kokių priemonių yra būtent tam streso lygiui mažinti, nežinau kaip išsireikšti, ir būtent ar miegas ir poilsis yra viena iš tų sprendimo priemonių? Miegas apskritai, aš kaip visuomenės sveikatos specialistė dažnai apie tai kalbu ir pamatas, visko, apskritai savijautos ir toks užsisukęs ratas dažnai gaunasi, jei nepamiegi, tada ir didesnė tikimybė, kad ir valgysi prašiau, gal net praleisi pusryčius, ten pramiegosi, užsisukęs apie kažkokį didesnį fizinį aktyvumą irgi galimai energijos neturėsi, pamokose sunkiau dėmesį išlaikyti ir visa kita. Tai toks užsisukęs ratas gaunasi, tai įtaka apskritai bendrai savijautai, tam funkcionavimui, ne tik jauno žmogaus ir suaugusių, tai toks pamatas, ant kurio viskas statomo jaunimo tarpe, dažnai taip numenkinama, atrodo, kad viskas čia normaliai pratemsi dar tą dieną ir toks užsisukęs ciklas, dažnai kas būna, kad neišsimiegu, dieną kažkaip pratempiu, taip kaip pratempiu, gal truputuką pražvalėjau, praeina, po pamokų grįžtu, dar nusnaudžiu, kokius 2 valandas, jeigu kas turi galimybę pamiega, tada vėl vėlai užmiega ir toks ir sukasi ratas, tai ta tikimybė tada, kad atsiras ne tik, kad fiziniai sveikatai jau tos įtakos, kaip sakiau, ten gal mažiau judėsi, prašiau valgysi, pasirinksi užkandžius tokius netinkamus, bet stresui, nerimui, tiem jausmam kauptis irgi ta terpė atsiranda daug didesnė. Tai tikrai svarbu. O bendravimas, ar galėtume sakyti, kad tai yra viena iš priemonių? Nes, pavyzdžiui, aš pasidalinsiu savo patirtim, iš tiesų prieš visus patikrinimus, atsiskaitimus, aš kažkur esu girdėjęs ar skaitęs, kad stresas yra gerai.
prieš atsiskaitimus. Nes iš tiesų te kažkaip suveikia, kad tiesiog, tavo rezultatai būna daugeliu atveju geresni. Tačiau bendravimas, jeigu mintys yra nukreipiamos kur nors kitur, netgi yra kažkokia nauda, tai nežinau, ką tu dabar galėtum iš tos pusės pridurti, kad ar bendravimas iš tiesų gali būti ta priemonė tam stresui įveikti. Bendravimas, šiaip mes socialios būtybės, žmogui labai reikia bendravimo, reikia kitų žmonių, reikia pokalbių, išsikalbėjimo, tai tikrai taip. Ar tai būtų šeimos nariai, draugai, tas artimas ratas, kitam kaip tik gal tai neatrodys saugu ar nesinorės dalintis, nesinorės reflektuoti, tai galbūt mokykloje kažkokie pagalbos specialistai, nes irgi mokiniai dar tikrai ne visada pasinaudoja, kad yra ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, ir psichologas, ir socialinis darbuotojas, kiti turi dar daugiau, klasės auklėtis, gal kažkuris mokytis, tai galbūt tokio šiek tiek kito rato, o galbūt kitam norės iš viso anonimiškai ir su visiškai ne savo aplinkos žmogum pasiskambinti jaunimo linijai, vaikų linijai ir tenai pabendrauti. Čiatas yra arba skambučiu, tai taip, tų galimybių bendrauti yra ir ne tik, kad apie galimybės norisi kalbėti, bet apie to naudą ir kad savinę laikyti, nes iš tikrųjų tokia ledkalnis, kuris kaupėsi, va taip neišsakytų, kad ir menkaverčių atrodytų nesėkmių, iššūkių, bet į tą stresą tada viskas susideda. Ar yra tam tikri gyvenimo etapai, kada tas stresas yra išgyvenamas labiau, galbūt dažniau? Ar yra kažkoks tai pokytis, ar labai panašiai? Čia per visą žmogaus gyvenimą, Taip. Aišku, į tokią vaikystę, šiaip nuo vaikystės, net nuo kūdikystės galim žiūrėti, kada kažkoks į darželį atsiskirimas nuo tėvų ir visur tai yra irgi apie tokį nerimą, stresą, vaiko amžiui, po to paauglio, tada koks mokyklos keitimas, klasės pasikeitimas, su draugais kažkokie konfliktai, tas socialinis gyvenimas jis vyksta, tai tokio suaugusiam vėl darbo netekimas, kažkokie santykiai šeima, tai šiaip iš tikrųjų to streso jo aplinkui mus daug, kad išskirti, kad kažkurioje vietoje jo daugiau ar mažiau, per daug gal neišskirčiau, taip, bet vėlgi, kaip mes reaguojam. Ir aišku, gal tiesiog, kad suaugusiam jie jau įprastai psichologinį atsparumą turi didesnį truputuką, nes kai būna ir, sakykime, 12-okų taip pavyzdį paėmus, kai prieš egzaminus, tikrai normalu, kad daug nerimo, daug įtampos, gal ir iš mokytojų tokio mobilizavimo, kad čia labai yra svarbu ir patys iš tėvų ir visa kita, kad tai tikrai yra labai svarbu. Ir po to, kai praeina egzaminai, jau paklausiu, taip galvot, nebuvo tai baisu, nereikėjo gal ne tiek to resurso atiduoti ir tiek bijoti, tai o jau per gyvenimą po to vis daugiau tokių situacijų yra žmogui, tai ir vis tada tuos iššūkius taip truputuką lengviau priema ir tą psichologinį atsparumą augina. Tai taip žodžiu, per visą gyvenimą jo yra, tik kaip mes jį priemam, nors kartais labai daug ir jaunų žmonių būna jau sąmoningų, kad jie labai gražiai reflektuoja ir net galėtų suaugę pasimokyti kartais. Bet iš tiesų girdėjęs įvairių tų nuomonių, kad stresas yra ir gerai, ir blogai, bet norėčiau dabar apie tą blogąją galbūt pusę išgirsti, nes teko girdėti, kad toks įdomesnis faktas, kad netgi stresas gali sutrumpinti gyvenimo trukmę. Tai aš nelabai suprantu dabar, kur atsirinkti tą informaciją, tai būtent kas yra teisinga galbūt, o kas nelabai. Taip. Tikrai mūsų apskritai, taip jau kaip sveikatos, tą tokį bendrą konceptą paėmus, tai apie 50% mūsų sveikatos nulėmė gyvensenos įpročiai. Tai tuos 50% tikrai įeina, tai ir būtų ten ir miegas, fizinis aktyvumas, taip toliau, bet yra ir stresas, streso kontrolė ir ta įtaka. Tai įtaka daro labai didelę mūsų sveikatai. Tas bendras tas spektras apie 50%. Tai tikrai tausoti save ir fizinę savo sveikatą, ir psichinę yra be galo svarbu ir reikalinga. O kaip stresas, dabar dar grįžkime prie tos temos, kad jaunimui, nes kadangi laida yra jaunimai, tai kaip jaunuoliams pats stresas yra aktualus ir kaip tai gali paveikti jaunuolio mokymosi, galbūt pažangą, patį mokymosi visą lygį, nes manau, kad kažkokia tai tikrai turi įtaką. Taip, ypatingai dėl to sunkesnio dėmesio koncentravimo, atminties suprastėjimo, bet irgi tai labai atsiremia į mūsų miego poilsio režimą, nes dažniausiai stresas tai ir paveikia labiausiai, kad mes su to mintim mokykloje užsistresavę
būnam, grįžtam į namus ir parsinešam tas savo aktyves mintis ir dėl to taip ir tampa vis sunkiau pailsėti, susikaupti, tada pradėjus rytą susikaupti, galbūt prieš miegą sunku užmigti, nes daug minčių, daug apmastom, daug įtampos ar nerimo prieš atsiskaitimus arba jau parašytus kokius darbus ar kitus visus reikalus. Tai daugiausiai apie tai atminties, tokius prisimenant mokymosi procesą ir dėmesio sukoncentravimą. Bet iš tikrųjų tai ir yra apie mokymąsi visa esmė ir yra prisiminti, ką mokai įsigebėti prisiminti ir gebėti dėmesį sukoncentruoti pamokų metu, kai ruošiu namų darbus, mokausi. O tie tylūs pamastymai, pavyzdžiui, kaip sakoma, pabūti su savim, ar ta tyla, jinai kažkiek tai duoda naudos, ar nelabai? Tai labai linkiu jauniems žmonėms, kuo jaunesniam amžiui prisijaukinti tą savo vidinę tylą, kad ir kaip jis skamba kitiems dar juokingai, sunku supras, gal ir kažkaip tai, bet visą dalinuosi tuo pavyzdžiu, kad ir čia ne tik jaunimas, bet ir suaugę, kaip mes, kad ir būnam vieni, bet mes dažnai ar įsijungsim podcastą, išeisim į lauką, lyg išeinu pasivaikščiot, pabūt su savim, bet įsidėsiu ausinuką ar kažką tokio, tai visumoje vis tiek tu kažko to tokio informacinio triukšmo, kito garso turi ir nepabūni. Retai mes tikrai ganėtinai pabūnam. Tai tiek stresui, savęs pažinimui, identifikavimui, nes stresas irgi savaime, jis toks patiriu stresą. Bet ir dažniau mes linkę žiūrėti į tą jau pasiekmę, yra stresas ir dabar ką man su tuo daryti, bet yra priežastys, kodėl. Tai ta tyla, pabuvimas su savim ir duoda tuos atsakymus. Bet dabar minti man toks irgi kyla klausimas, labai panaši savoka yra depresija. Tai kuo skiriasi stresas nuo depresijos? Čia gal šiek tiek per grubiai paėmiau, bet... Man smalsu tiesiog, kuo jie skiriasi šitie dalykai. Depresija jau bus diagnozuotas sutrikimas. Tai ten jau užsitęsęs, aš taip tiksliai ir nenoriu, kad suklaidinti, bet užsitęsęs tam jau tikrą ilgesnį laiko tarpą ir tai taip, stresas ir kažkokia, ta pradžia kažko ir visat gali būti, kad aš jau nekreipiu į tai dėmesį ir ilgesnį laiką jaučiu įtampą, nepabūnu su savim, nepasidalinu, ir apie pokalbį šnekėjom, kalbėjimasis kiek yra svarbus, tada kažkuriuo metu jau kreipimasis pagalbos kiek yra svarbus, tai save, taip truputuką ištraukti iš tos streso būsenos. Tai to depresija jau yra psichikos sveikatos sutrikimas, kaip minėjau, 1 iš 4 žmonių patiria tos sutrikimus, diagnozuotas jau ir ne pačio diagnozuotas, susigalvojęs, kad savaitę pastresavau jau man dėl to depresija, dėl tų atsiskaitimų ar kažką, bet jau specialisto diagnozuotas sutrikimas. Tai gal esminis tas momentas, kad su stresu susiduriam tikrai beveik kiekvieną dieną, ten kiekvieną savaitę ir kažkokia mažesnė, didesnė forma. Bet su depresija nesusiduriam taip dažnai ir linkiu taip nesusidurti. O kokie yra svarbiausi požymiai, kada jau tikrai reikėtų kreiptis pagalbos, galbūt į kokius specialistus ar žmonės, kurie jau tikrai turi patirties ir kurie galėtų padėti, kai jau tikrai nebėra tų kelių daugiau? Man atrodo, kada jau ir pačiam tampa neramu ir sunku tai funkcionuoti įprastai savo kasdienybėje. Tai ir gana iš tikrųjų pajaučia, nesvarbu, tai būtų jaunas ar suaugęs žmogus, kad jau ne taip, jau negebu taip ir ilgesnį laiką jau kažkurį, nes tikrai mes taip jai sąmoningai pažiūrint, tai suprantam, jei tvarko, šitą savaitę, gal kitą savaitę bus sudėtingesnė ir normalu, kad jausiuosi gal labiau pavargęs, daugiau to patirsiu nerimo, kitų skirtingų jausmų, gal ir piktesnis, jautresnis pasidarysiu ir visa kita, bet tada, kada atrodo jau taip praeina, dar daugiau laiko ir vis tiek aš nepargrįžtu į tą savo normalią būseną, kuri man įprasta, vėl kad norisi bendrauti su draugais, su šeima ir vėl grįžti taip į savo tą įprastą gyvenimą, kada gal miego tokie jau sutrikimai atsiranda, kad sunku užmigti yra. Ten tokias kelias savaitės. Tai ir pastebėti ir tikrai jau verta, bent jau, sakau, ta aplinka jaunimui mokyklinė yra, kurio jau verta pas ar kokį visuomenės sveikatos specialistą, psichologą užsukti ir pasidalinti, kad man šiek tiek neramu, dar susitikrinti, kiek čia yra dar tvarkoj, ta mano savijauta, kiek galbūt jau tikrai verta daugiau pasikalbėti. Tai tos specialistai, tai tikrai tie mokykliniai mieste, turim visuomenės sveikatos biurą, kur irgi ir psichologai, ir kitos paslaugos, ir jaunimo centrai, ir visa kita, iš tų vien tik Marijampolėje, kiek yra, ir sakau, tikrai labai visą skatinu, primenu vaikų liniją, jaunimo liniją, kur tiesiog pasikalbėti, jei reikia, tai irgi yra įrankis. Na ir dabar norėčiau, kad laidos pabaigai gal tiksliau pasidalintum, galbūt iš savo patirties keletų patarimų,
Kaip būtent tą stresą įveikti tam tikrose situacijose, ar galbūt netgi kitose situacijose jau išvengti? Man tai labai patiko tavo klausimas apie tą vidinę tylą. Tai mano gal tas mano asmeninės tos patirties, aš taip irgi labai jaukinuosi, dar galiu sakyti iki šiol, bet mano visiškai yra įrankis tam tokiam jau gal kasdienybės įprastam lėkimui, nes mes tokie užsisukę dažnai labai esam ir tai tiesiog jaunas žmogus, taip pat daug reikalų, daug veiklų ir visa kita, tai skirti laiko tai savo vidiniai tylai, atrasti, kas mano jau tokie prevenciniai įrankiai, nes mes irgi nemažai šnekėjom, kada jau tas stresas toks ganėtinai sunkus ir kada jau kreiptis pagalbos, bet ir apie to tokią kasdienę savo higieną, tą emocinę ir prevenciją. Vieniem pasivaikščiojimai, su augintiniu pasivaikščioti pabūti, kitam pokalbis su draugu, su šeimos nariais, kitam piešimas, kitam sportas, kitam, kokie, nežinau, tiesiog entų dalykų, kas yra mano. Ir aš nusiraminu, nukreipiu dėmesį ir jaučiuosi geriau. Tai pagrindinis gal tas patarimas, taip ir yra, taip ir išvengti. Ar ne, ir tokia prevencija natūrali tampa, rūpinti savim, bet pažinti save visų pirma, bet tai be tos vidinės tylos, kai kur gal prireikia pagalbos ir su kitais, bet tyrinėti, pažinti, kas man veikia ir taip, išvengsim kažkiek mes tą streso. Tai ačiū tau, Jovita, kad buvai šiandien su manimi studijoje, pasidalinai tą visą informaciją, iš tiesų dauguma faktų buvo girdėti, tačiau dabar jie yra sustruktūrizuoti į vieną bendrą laidą, kur šiandien esame čia. Taigi ačiū žiūrovams, kad žiūrėjote šią laidą, tikiuosi, kad jums ji taip pat patiko kaip ir man. Ir manau, susitinkame po savaitės tokiu pat metu. Iki.